Taigi, gūdžiais 2019 metais susikūrė Vyginto Varno sekėjų portalas pavadinimu Matrica arba tiesiog The Matrix. Pačioje pradžioje šis puslapis buvo labai ribotos auditorijos ir jis buvo tikrai nedidelis ir jame narių buvo labai mažai. Laikui bėgant, matrica keitėsi, prisijungė vis daugiau narių, kurie buvo Vyginto Varno fanai arba tiesiog ieškojo undergroundinio turinio ir norėjo tapti undergroundo dalimi. Bet aš čia per daug neišsiplėsiu ir pradėsiu šiandienos projekto temą, tai yra narys, kuris buvo kartu nuo pat matricos gimimo ir kuris dingo maždaug prieš gerą mėnesį paliko matricą. Tai bus ne tik apie jį, bet ir apie jo sprendimą išeiti iš matricos. Gerai, tęsiu pasakojimą. Taigi, šis žmogus yra vienas pirmųjų mano matricos narių, su kuriuo susitikau gyvai. Pripažinsiu, kad mane pakvietė ne jis, bet jo dabar esama sugyventinė Šabat, arba kuri tiesiog Facebook'e vadinama Daivutė. Aš su ją planavau susitikti jau prieš gerus pusę metų, 21 metų pradžioj, bet taip išėjo, kad jinai mane prispaudė 21 metų rudenį, kai mokiausi profesinėje mokykloje. Jinai mane prispaudė susitikti, čia pateiksiu ištrauką iš to, kaip mes pirmą kartą susipažinom. Tai va, mechanikė su Daivutė pirmą kartą atvažiavo šitą stotelę. Aš buvau nuėjęs į Humaną paieškoti kelnių. Ta pačią dieną aš nusipirkau kelnes, jas užsidėjau ir atėjau apie 5 valandą vakaro. Mes nusprendėm susitikti apie 5 ar ten pusę 5 ar 4, neprisimenu, bet būtent mes susitikome tenais. Mes susitikome ten ir pradėjau mūsų pokalbį. Dalis vaizdo įrašų yra užfiksuota pas mane fotoaparate, bet ką aš noriu pasakyti. Mes susitikom, nieko filmuoti neplanavom ir nuėjom tenais į Lidlą. Aš nusipirkau skustuvėlį už 20 eurų. Ir jūs klaidingai manot, kad man sumokėjo Šabat. Ne. Šabat man nieko nesumokėjo, nei Daivutė, nei Mechas man nieko nesumokėjo. Šabat vadinsiu Daivutę. Nei Daivutė, nei Mechas man nieko nesumokėjo. Mes tiesiog nuėjom pasivaikščioti ir pasikalbėti. Aš ekspromtu nutariau, kad mane reikia nufilmuoti. Ir Daivutė išsitraukė savo išmanųjį telefoną Samsung ir mane pradėjo filmuoti. Bet buvo viena kliūtis tai, kad buvo labai stiprus vėjas. Dabar vėjo nėra, bet buvo labai stiprus vėjas. Taigi, ką galiu pasakyti? Tai buvo pirmasis susitikimas su matricos nariais. Tai buvo Daivutė, Mecho draugė ir pats Mechas. Mechas filmavime nedalyvavo, jis stovėjo šalia, tačiau man davė pasisakyti. Toliau pradėsiu kalbėti apie tai, kad su Mechu buvo susitikta ir antrąjį kartą. Taigi, paklausykit, pasižiūrėkit. Taigi, po pusės metų prasidėjo susitikimai, kuriuos organizuodavo Mechas. Kaip būtų keista, bet kai buvo Mechas, visi matricos nariai noriai įsitraukdavo į susitikimus. Pats Mechas man yra pastatęs alaus. Jis ne kartą mane vaišino alkoholiniais gėrimais.
Taip pat noriu pasakyti, kad Mechui esant matricoj buvo suorganizuotas ne vienas susitikimas. Nežinau, ar tai yra tik tai sutapimas coincidence, ar tai yra tiesiog Mecho nuopelnas matricai, bet noriu pasakyti, kad per antrąjį kartą Mechas suorganizavo žygį į Kalnų parką ir mes visi ėjome iš baro į Kalnų parką. Nežinau, kas suorganizavo tą susitikimą, bet greičiausiai Mechas savo broliškiams draugams suderino laiką bare ir paskui ėjome į Kalnų parką. Na, aš nežinau, bet Mechas man pirmasis pasakė, kad atvažiuoja manęs aplankyti mokslo metų pradžios proga, kai mokiausi profesinėje mokykloje 2 kurse. Nežinau, bet aš šitą idėją išgirdau iš Mecho. Ar gali būt, kad jisai ir buvo to susitikimo organizatorius? Nes buvo ne jis vienas, bet pastebėjau, kad kai Mechas dingo iš matricos, daugiau susitikimų nebeįvyko. Na, o prieš paskutinis malonus susitikimas su pačiu Mechu ir jo, aišku, visą laiką su Mechu būdavo jo draugė Šabat arba tiesiog Daivutė iš Facebooko. Ir aišku, prieš paskutinį susitikimas tai buvo prie Kalnų parko esančiame parkelyje Kalno šlaite, kur vienas iš pažįstamų prisijungęs man padarė valgytis už tai šiuo puodu. Ir mes po to ėjome į barą, bet buvo geri prisiminimai, pabuvom gamtoj, pavalgėm, man Armucha padarė valgyti. Taigi, Mechas buvo aktyvus matricos narys. Susitikimo metu jis būdavo draugiškas, tačiau pasitaikydavo konfliktinių situacijų, kai mane per daug spausdavo. Tai pirmą kartą pasireiškė 21 metų pradžioje, kai aš grįžau iš vasaros ligoninės, mane pradėjo spausti dėl dviračio ir darbo Bolte. Mech nebuvo tik tai matricos narys, jis buvo didelis mano heiteris, išreiškiantis negailestingą kritiką. Taigi paskutinis susitikimas su Mechu buvo 2023 metų pradžioje, kada buvo Kaziuko mugė. Mes susitikom nufilmuoti manęs ir įrašyti keletą gerų epizodų ir mes keliavom į Kalnų parką žiemą. Tai buvo paskutinė susitikimas su Mechu. Kitą kartą jau buvo Armuchos gimtadienis. Po Armuchos gimtadienio Riverside Mechas daugiau nebepasirodė gyvai. Daugiau mes jo nebesutikome. Ir dabar aš įkelsiu nuotrupą, audio įrašą, kodėl taip atsitiko. Daivutė metė visą matricos grupę, užblokavo Andželiką, užblokavo mane. Aš manau, kad taip yra ne todėl, kad mes kažką padarėm, o aš manau, kad taip yra todėl, kad ji nebepakelia įtampos matricos serverį. Iš tikrųjų ir man pačiam jisai nelabai patinka, man patinka bendrauti mažesniuose serveriuose, pavyzdžiui, matricos masonų ložė, bet Daivutė išėjo iš visur. Iš matricos, iš masonų ložės, užblokavo Facebook'e draugus, po to jinai dingo, tada paskui ją dingo ir Mechas, nes jie gyvena kartu ir jie savo gyvenimą kuria eidami bendrų kelių. Taigi labai gaila, kad Mechas paliko matricą dėl to, kad, na kaip čia pasakius, Daivutė užblokavo, taip, jinai užblokavo, atsiribojo nuo matricos narių, bet labai gaila, kad jos pavyzdžių pasiekė ir Mechas. Taigi dabar iš tikrųjų mūsų matrica liūdė, nes be Mecho niekas nes be Mecho mes tiesiog nebesusirenkam. Mes neprisiruošiam susirinkti. Tai tiesiog šitas video bus trumpas tribute Mechui ir tiesiog gal kada nors pavyks vėl susitikti kartu. Mes netekome gero draugo, kuris buvo matricos kompanijos siela ir jisai mums padėjo kartu būti šalia vienas kito.